Ot Žalimas sugalvoja, pasakė, viskas, ant rytojaus šach uždarytas. Pinigus kainuoja, geriau Ukrainai padėti. Už tos teismus kažkokį automatą galėtum nupirkti. Tai kad viskam užtenka, ir teismam, ir automatam. Ir šovinių. Ir šoviniam. O čia teisėjai užmokėk, padėjėjim užmokėk, už šildymą užmokėk. Čia žinai, kiek, jau 3 posėdžiai buvo, trečias. Susikauptų tiesiog. Nu, tu žinai, kiek čia pinigų, ar ne? Čia dėžę šovinių ir kalašą nupirksi. O gal ir 2. Bus uždarytas. Jei ne šiandien, bet jaučiu gali šiandien. Bet sekantį posėdį bus uždarytas. O šiaip dėkojom visiems, kas palaiko mus, dėkojom visiems, kas mus parėmė šią sudėtingą minutę, galiu pasakyti, itin sudėtingą, todėl kad suprantam, kad teisėsauga mirė jau senokai ir dabar ilgos teisėsaugos laidotuvės vyksta ir mes visi teisėsaugos laidotuvių proceso dalyviai esam. Tai nelinkiu niekam susidurti būtent su teisėsauga, kuri dabar yra laidojama, nes tai yra per laidotuvę, žinot, yra emocijos, yra neadekvatumas visiškas. Dėlionė teisėsauga vartoma nuo vienos pusės ant kitos, bandoma ieškoti, kas yra jos kišenėse užslėpta, tai va. Janina Ivanauskienė į tą pačią temą. Laikykitės, brolyčiai, tarakonų puota greit baigsis. Linkėjimus perduokit marionetėm prisidengutėm teisės raidė. Teisėja, tiek kaltintojai, čia mūsų prokurorė, tai yra tie, kurie tiesiog dirba tą darbą, kuris jiems yra numatytas, lieptas ir vykdo nurodymus. Tas pats, kas užpulti parduotuviai pardavėją už tai, kad prekių kokybė yra bloga. Nu gerai, bet Sigita Vasiliauskienė prokurorė, va nuo Kėdžių bylos. Nu tai va, jau Sigita, ne va, Sigita jau yra atitinkamas asmuo, kuris labai uoliai vykdo nurodymus ir tikriausiai palipės karjeros laiptis arba jai pridės prie atlyginimo, aš nežinau. Bet žiūrint į jos veidą, nėra jinai toks laimingas žmogus šitoj pozicijoje, aš manau, kad niekam nėra įdomu. TV3. Pasipozuoti fotografui, palaukit, mielas fotografė, mesgi negalim, be spalvų, ne? Banais. Skeptiškas krizenimas. Prašau. Garsaus analitiko, pirmojo pavaduotojo. Visi yra reikalingi. Tai nėra nuolankanų, tai... Jeigu ne ponas Žalimas, tai mes nebūtume nei žinomi, nei matomi. Tiesiog būtume visai kitokie. Bet dabar, jeigu ne ponas Kasčiūnas, kas žinotų. Tai mes laukiam Algirdo, aš turiu dar jam linkėjimų krūvą iš brolių Latvių. Tokia svarbi byla yra Lietuvai šita byla, ne uždarimo forma, kad teisėja vienai dienai, šiandien dienai sugrįžo iš atostogų specialiai, suprantat? Oho! Tai va, mes prašėm atidėti ilgesniam laikui, bet jis sutiko paaukoti savo atostogų dieną, nes jau tęsti negali. Sako, kai žmogus gražus, tai ir geras. Nu, tai mūsų ir teisėja mūsų graži. Rašo, kad suvereni ir nepriklausoma Lietuvos valstybė teismų neturi nuo jau 90 metų dienos. Bet gerbiamas Arvydai, mes turim spektaklius, kuriuose galim dalyvauti. Vieni kaip žiūrovai nemokamai, kiti nusipirkę per advokatą brangesnius bilietus. Tai va, bet tai yra įdomus teismai. Įdomus spektakliai ir... Gerą rytą. Tai va, tai aš pirmiausiai naudodamasi progą perduodu Algirdui linkėjimus iš Latvijos. Tai nuo mūsų bičiulių Jurijus Aleksejevas, ne? Ir Ala Berezovskaja. Perduoda jums linkėjimus, kiek suprantu, dar jie vykdo akciją. Parašyk politiniam kaliniui laišką. Tai mes jūsų irgi adresą ten davėm. Laukit laiškų. Pati idėja geros kaiminystės, idėja jinai tai išliks. Man tai įdomiausia yra prokuratūros požiūris. Ar galima uždaryti, uždrausti ir panaikinti idėją? Organizacija turi uždrausti. Bet pati idėja tai liks. Vadinasi, atsiras naujos organizacijos, atsiras gal ir ne viena. Bet tie draudimai, jie tik reklamuoja pačią idėją ir nieko daugiau neįvyksta. Ir pačiu artimiausiu metu, aš galvoju metų pradžioj,
Kiek žiūrint kameroje, aš dabar vienas. Ar gali tas būti susiję, pavyzdžiui, su tavo saugumo sąlygų pasikeitimu, nes su vienu susitvarkyti lengva, labai liudininkų nėra? Jo, aš pats iki galo nesuprantu, kodėl aš vienas. Čia yra ir pliusų ir minusų. Minusų, kai kartais būna vieniša, bet aš galiu bet kada išeiti iš kameros, čia yra jau nebe izoliatorius zona, tai ten mūsų aukšte yra daugybė žmonių, aš galiu su jais tiesiog koridoriui, ten bendruose patalpose pabendrauti ir lauke. Šiaia prasme aš tiesiog yra daugiau privatumo, bet kodėl mane vieną paliko, aš galvoju, kad tiesiog kai kas galbūt nori labiau kontroliuoti mane, arba galbūt kai kam neramu, kad aš galiu kažką tai užkrėsti geros kaimynystės idėjomis savo kambariokus. Kai kas galbūt laiko mane eretiku, kuris skleidžia pavojingas erezijas. Bet kiek suprantu, Kazimai, tai aš ilgai vienas nebūsiu, nes čia duos man kitų kambariokų. Sėskit, prašom. Viešas teismo posėdis civilinėje byloje. Tai visiems mūsų bičiuliam, kurie lauks tolimesnės transliacijos, ko gero iki pasimatymo. Sveiki ir visi jau prisijungė, ne, bavalo visi. Girdim gerai. Tai yra pliusas. Kaip tai girdėsi? Nu, va, tiek investuoti į teisinę sistemą, o problemos nespręstos. Kaip čia dabar? Aparatūra nėra tinkamai paruošta, yra mikrofonai ir mes negalime girdėti vieni kitų, tai reiškia žmonės prisijungia nuotoliniu būdu, proceso dalyviai visiškai negirdi to, kas vyksta čia teismo salėje. Jau nekalbant apie tai, kad nėra mikrofono ir prie, čia, kaip aš sakau, tribūnos vadinamos, kur mes negalime irgi garsiai savo minties paskleisti. Tai esmė tame, kad mes turime 10 minučių pertrauką. Manau, kad net neužteks 10 minučių. Algirdai, mes nebaigėm temos, dabar vis tiek teisėja išbėgo techninių sąlygų gerinti. Algirdai, girdite? Ar jūs mus nors kiek girdite? Mums yra uždraustas bendravimas. Mes negalim tartis, mes negalim sudarinėti kartu dokumentų, mes negalim kartu rašyti atsakymų, būtent geros kaimynystės forumo uždarimo byloje. Pilnai apribotos mūsų teisės į bet kokią gynybą, nes mes neturim ir dokumentų. Realiai žmogus be dokumento ir be prisijungimo į valdžios vartus negali funkcionuoti šiais laikais normaliai. Mes netgi juridiškai aš kaip asmuo negaliu sudaryti net ir sutarties su advokatu, nes jam reikia mano asmens dokumento, jisgi negali sudaryti sutarties su ten kokia varna, žirafa ar dar su begemotu. Tai žodžiu visiškai pilnai yra apribota mūsų teisė gintis ir pilnavertiškai atstovauti mus šitame procese geros kaimynystės. Ar jūs mus girdite? Jeigu dar ir kaip ten teisėsauga pradės girdėti įstatymo balsą ir konstitucijos, iš vis bus tobula. Nu, jei jų kaltintojai gerai girdi, tai viskas tvarkoj. Reiškia, procesas gali vykti toliau. Tai va, apribotos galimybės tarpusavio bendravimo, dokumentai dar negrąžinti, mes negalim atstovauti savęs pilnavertiškai be paso jokioje įstaigoje, jokioje. Tai reiškia, net ir sudaryti normalios sutarties su advokatu, aš kaip asmuo negaliu nei šitoj byloj, nei kitoj, nes neturiu asmens dokumento, ko neturi ir Kazimieras. Ir tai pasirodo Lietuvoje galima, nors konstitucija sako, kad mes turim teisę gintis ir dabar man netgi perskaitė dar kartelį ir sako, kad mes turime teisę argumentuotai gintis, pateikti prašymus, pasiaiškinimus ir atrodo visą tai mes ir teikiame, bet yra pilnas atmetimas, atmesta. Tai vyksta teismo spektaklis žaidimas ir mes esam to žaidimo dalyviai. Su labai prastom sąlygom. Iš anksto labai prastom pozicijom. Mums čia gerai. Tai jeigu gerai girdi dabar, nes jeigu tai viskas gerai, dar kartą gal pasitikrinti. Ar jūs mus girdite?
bus tokios problemos. Kol kas mes vieni kitus girdim ir šitos salės niekur neina. Negrąžinti daiktai paimti 18 metais. 4 metai nuo mano bylos pradžios praėjo ir iki šiol negrąžinti. Girdžiu žingsnius, renkasi mūsų. Dar kartelį mums atėjo iš pono Redo Savicko patvirtinimas, kad mums yra uždrausta tarpusavį bendrauti, tai dabar mes esam visi bendrame nusikaltime. Čia visi dalyvauja. Da, galiu bendrauti. Tai va, atėjo mūsų gražioji dalyvė pagrindinė. Tai va, mūsų mieliems žiūrovam pratęsime vėliau iki... Sėdėti. Truputį dėl posėdžio tvarkos. Ar jų dar reikia, ar gal jų nereikia? Tai dabar mes turime pertrauką iki pusės 2. Tai galite prisijungti iki arčiau link to laiko, pusės 2. Procesas ilgas, mes net nesugebėjom išgirsti viso kaltinimo, nes pavargo ir vertėja. Ir labai tai buvo greitų tempų teikiamas ir buvo tikrai sunku. Vertėjos darbas yra atsakingas labai, jinai duoda priesaiką ir turi versti labai atsakingai. Tai vertėjos prašymų iš tikrųjų. Jai reikalingas poilsis ir žinoma mums mes turėsime pertrauką iki pusės 2. Tai kažkur nuvyksime irgi papietauti. Ir toliau bus pratęstas posėdis, mes toliau klausysime kaltinamos jo pasisakymo mūsų prokurorės. Jinai pratęs, tuomet galėsime užduoti jai klausimus visus norimus ir tuomet jau manau, kad bus galima pasisakyti mums. Tai va, procesas ilgas kol kas nusimato. Visus mūsų prašymus dėl advokato, dėl atidėjimo teismo posėdžio, dėl argumentacijos, kad mes negalim pasiruošti, nes esam savotiškoj izoliacijoj vienas nuo kito, atmetė teisėja ir šiai dienai vyksta procesas ir mes esame pakankamai neblogai pasiruošę tam procesui, nes turėjome konsultacijų, aišku, trūksta mums žinių, bet advokato konsultacijų mes turėjom ir vis tik tai neatmetam galimybės, manau, kad šiandien tikrai mes nepabaigsim tos bylos. Tai turėti po advokatą sekančio posėdžio metu, bandysim prašyti tą posėdį nukelti tokiu laiku, kada advokatas, su kuriuo mes jau sudarėme žodinę sutartį, galės atstovauti mus, nes šiuo metu mūsų advokatas yra išvykęs į užsienį, atostogauja, bet pasakė, kad tikrai gali mus atstovauti, imasi iš tos bylos. Bandysim siekti, kad kito posėdžio metu mūsų advokatė, moteris, būtų čia. Tai va, kol kas tokios žinios. O kaip tada suprasti teisėjos pasakymą, kad šiandien bus išspręsta? Aš nemanau, kad mes spėsim šiandieną išspręsti. Tiek, kiek mes visko. Tai jos pasakymas yra tas, kad duotas nurodymas uždaryti geros kaiminystės forumą iki naujų metų ir tik teisėjos pasakymas, kad viskas turi būti išspręsta šiandieną, tai patvirtina. Dar noriu priminti tiems, kas tik dabar įsijungia, kad teisėja specialiai iš atostogų grįžo šiai dienai, kad dalyvautų posėdyje ir kad bet kuriuo būdu užbaigtų šitą bylą. Tai yra tik tiek, kad nurodomasis iš anksto yra viskas nuspręsta, mes šiai dienai esam spektaklio dalyviai ir ne su pačiais geriausiais bilietais, bet dalyvaujame. Prokurorė kaltinimo išvadoje ten toj, kaip politikė šnekėjo, visiškai kaip politikė, kaip Landsbergių politinės partijos atstovė kokia. Tai jeigu mes prisiminsim, kas kreipėsi, tai yra ponas Maldeikis kreipėsi, ne? Ponas Žalimas kreipėsi, ponas Kasčiūnas, tai buvo politikų spaudimas daryti kažką tai su forumu, nes jų veikla nepatinka esamai valdančiai daugumai. Jo, bet jeigu kalbam apie teisę, tai vienu neparemta įstatymą. Apie teisę mes čia nekalbam, kalbam apie pageidavimą, nes mūsų forumas kliudo ir labai taip įdomiai jie mūsų interpretavo pasisakymą konkrečiai mano, kad būdama Rusijoje ir Baltarusijoje, aš pasisakiau už gerus kaimyninius santykius. Būtent prokurorė šiandien labai pabrėžė, kad neturėjau teisės prašyti gerų kaimyninių santykių. Mes nesame politikai, mes esame asociacija, geros kaiminystės forumas ir mums svarbiausia, kaip piliečiams Lietuvos,
yra geri taikūs santykiai su visais kaimynais, nes kaip kaimynai yra nuo Dievo, bet yra jie tau šalia ir tu jų niekur negali nei patraukti, nei savo Lietuvos teritorijos išsikelti. Todėl jiems užkliuvo, kad tiek Rusijai, tiek Baltarusijai mes nešėme žinią, kad Lietuvos tauta, Lietuvos žmonės nenori karo, nori taikos su visomis šalimis, taikos paremtos gerais ekonominiais, kultūriniais mainais, santykiais. Tai va, šitai buvo nekartą akcentuota per kelias vietas prokurorės, kad tai yra kaip ir nusikalstama veikla prašyti gerų santykių su šalimis, kurias Lietuva paskelbė agresorėmis. Šalis jos buvo ir bus šalia mūsų. Ir po visų karų, po visų konfliktų ateina taikos metas. O mes dar galime išvengti karinio konflikto Lietuvos teritorijoje. Mes to siekiame. Geros kaiminystės forumas teigia ir teiks, kad pagrindinis mūsų noras yra taika ir gera kaiminystė. Absoliučiai su visomis šalimis. Ką Konstitucija tarp kitko irgi sako, išlaikyti bet kokius santykius su visomis šalimis. Taip, kiek įmanoma geresnius santykius. Tai jų kaltinimas yra absurdiškas, yra neparemtas įstatymais, yra kaip yra, dar kartelį sakau. Šiandien mes ir jūs kartu su mumis, tie, kurie mus palaikote, dalyvaujame keistame spektaklyje, kur brangus bilietai išdalinti konservatoriams. O mes turime ten bilietus kažkur, tai ir ne visai norime mūsų išgirsti ir ką mes šiandien besakėm, ką mes beteigėm. Mes bandėm remtis, kad Konstitucija mums suteikia teisę gintis, nes tai yra būtina gynyba žmogui. Ir bandėm pasakyti, kas mums trukdo, kokie ribojimai, kodėl mes laiku neradom to ar to, ar kažko nepasiruošėme dėl apribojimų mums. Taip pat mes bandėm sakyti, kad Lietuvoje buvo rezonansinės bylos, kurias tęsiasi metų metais, siekiant senaties termino, o mums neleidžiama ten pratęsti mėnesių ir kitam, įdant turėti gerą pilnavertę gynybą. Šiai dienai, būdami jau kelintą kartą procese, mes supratome, kad mums, kaip Lietuvos piliečiams, trūksta teisinių žinių. Mes negalime taip laisvai jomis apeliuoti ir mums advokatas yra būtinas, nes kada žmonės sėdintis toj pusėje, ir tiek prokurorė, tiek teisėja, apeliuoja įstatymais, ten kažką tai dadeda kažkokį straipsnį, tai skamba labai taip solidžiai. Mesgi kalbame paprasta žmonių kalba, remdamiesi pagrindę Konstituciją. Pagrindę, kuri ir sako, kad jūs turite teisę į gynybą, jūs turite teisę į žodžio laisvę, į nuomonės laisvę. Ir tuo pačiu mums viskas užankštinta. Mūsų žodžio laisvė yra ta, kad mes teigiam, kad reikalingi geri draugiški santykiai su visomis šalimis, reikalinga taika. Tai yra pagrindinis mūsų teiginys geros kaiminystės forumo, kurį mes nešėme visų kelionių metu. Veikla, tai yra šito paramos gavėjo statusas sustabdytas, sąskaitos užblokuotos, tai realiai asociacija, kaip ir ne tik negali, bet ir nevykdo veiklos. Vykdo veiklą, Mindaugai, mums liko žodžio laisvė. Aš turiu omeny kitaip. Turiu omeny, kad sąskaitos uždarytos, turiu omeny paramos gavėjo statusas sustabdytas, duoda tik politinius bonusus, kitaip tariant. Tai tiesiog yra, kaip Mindaugas sako, tik tai papildomos kliūtis mums turėti gerą profesionalią gynybą. Nes, kaip Mindaugas teigia, tai ir jo, būtent mes niekam pakenkti negalim, apribojimai yra ne tik tai asociacija, apribojimai yra steigėjam, tarpusavio bendravimo, mes negalim išvykti į užsienį, keliauti į keliones, dalyvauti forumuose. Naudojosi tą auksinę frazę, kurią pasakė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, kad valdžios yra laikinos, o tautos yra amžinos. Ir kiekviena atėjusi nauja valdžia turi savo matymą, turi savo politiką. Mus dar kaltino, kad mes norim perversmo Lietuvoje. Visų savo pasisakymų metu mes sakėme, kad tikriausiai kažkurie iš mūsų esantys steigėjai taip pat dalyvaus rinkimuose ir sieks Lietuvoje daryti permainas teisiniu keliu. Teisiniu keliu tai reiškia dalyvaudami rinkimuose, pateikdami savo kandidatūras, kaip ir aš pateikiau ir pranešiau jau tautai, kad planuoju ir
Balotiruosiuosi į Lietuvos prezidento postą, dalyvausiu būtent šituose rinkimuose. Tai yra kiti rinkimai irgi mums visiems atviri pagal Lietuvos konstituciją. Visi gali dalyvauti rinkimuose, būti išrinkti, renkami. Ir visada mes tai sakėme, kad keisime padėtį Lietuvoje teisiniu keliu. Ir to nieks negali mums drausti. Taip, esama valdžia man nepatinka, yra kitokios valdžios, geresnis, aš manau, geresnis sprendimas visų Lietuvos problemų, bet čia jau kita tema. Tai va, kol kas ačiū, mes einam pietauti, paleidžiam šitą žavę merginą, kuri dėl mūsų tiesiog dar užtruko ir savo pietų laiką aukoja. Ačiū visiems, kurie kartu su mumis, posėdis tęsis nuo 13:30, mes ateisim truputėlį anksčiau, padarysime preliminarę dar vaizdo įrašą preliminarų ir būkit kartu su mumis, ačiū labai. Mes nepasiduodam, mes esam teisūs, mūsų veikla yra reikalinga Lietuvai, tautai, jinai yra taiki ir gera. Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politinės partijas, asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi konstitucijai ir įstatymam. Ir kadangi mes įsikūrėm pagal visus įstatymus, pasirinkom veiklas, kurios buvo leistinos mums, tai va, tai viskas gerai. Ir dar yra negalima negalima drausti ir trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. Įsivaizduojat, mes galėtume šiaip savo rinktis į taikius susirinkimus be jokių leidimų. Jeigu susirinkimas taikus, mums nereikia jokio leidimo, sąlyga, kad mes neturime ginklų. Tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma, kiekvienas žmogus gali laisvai savo nuomonę reikšti, va, tai yra konstitucija, va, Vilniaus regiono teismo konstitucija. Jinai, žinokit, yra prisekta, va, jos paimti negalima, nes kažkas tikriausiai jau buvo pasiskolinę ir negrąžina. Tai va, ir negrąžina. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir laisvai juos reikšti. Va, žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus, laisvai juos reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Ir iš viso, va, čia yra nuostabus puslapis. Pilietis turi teisę įstatymą nustatytą tvarką gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį ir šiaip visokie nuostabus dalykai. Žmogaus sveikatai, garbei, orumui, privačiam gyvenimui ir doroviai ginti yra reikalinga konstitucinė tvarka. Ir tai negali būti ribojami įstatymai. Žmogaus orumą gina įstatymą. Šiuo atveju mūsų orumas yra paminklas. Ir dar labai gražu, mediciniai bandymai negali būti atliekami. Kodėl aš kalbu šiandien apie tą konstituciją, nes imkite ir pastudijuokite ją visi, ne? Nes tai yra mūsų gynyba, kiekvieno iš jūsų gynyba. Žmogaus asmuo neliečiamas, žmogaus orumą gina įstatymas. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, tai va, čia gerai. Niekas negali būti savavališkai sulaikytas, suimtas. Tai 48 valandas turi būti jam pareikšta kažkas, arba jis turi būti paleistas. Žodžiu, čia šitoje nuostabioje knygoje yra surašyta viskas labai gerai, viskas teisingai ir mes norėtume, kad ją būtų vadovaujamasi. Aš manau, kad mums patinka ta knyga. Laukiam, gal Algirdas prisijungs anksčiau? Laukiam ekrane, laukiam pasirodant Algirdo, Sigitos Vasiliauskienės ir kitų teismo proceso dalyvių. Mes jaučiamės tvirtai. Varysime iki tam tikros vietos, tai ir jūs jau. Tai ko mes išgirsim dar Sigitą Vasiliauskienę. Pilnai. Jo, dabar girdim. O dabar mes jūs girdim. Tai, kas rūpi visiems Lietuvos žmonėms ir labiausiai mums įdomu, kaipgi šį kartą švęsim sausio 13, ar vėl sėdėsim atskirai, jie savo aptvare. Jie aptvare, ne? O mes laisvi. Ir vasario 16, tai jie aptvėrė. Nu čia jau balkonėlis. Ten, kur draugas Landsbergis planino
draugą Paleskį Lietuvos generalgubernatorium. Tai jis žinojo, ką sako, mes taip supratom. Jis niekada bet ko nekalba. Atsimenat, kai sakė, Maidan pats į Ukrainę. Va ir nuėjo tas Maidanas Ukrainai. Nu taip. Taip, O Lietuvoje, kai kas panorėjo padaryti Maidaną praėjusiu metų vasarą, kada čia buvo, tai iškart pavadino tai riaušėm. Taip, bet viskas, ką sako senolis Landsbergis, žinokit, yra labai gerai, jisai žino, jam žinios duodamos ir paskui jis mums praneša. Taip, kad gubernatorius sveikinam, jūs sveikinam. Man dabar griežtai draudžiama, tarkim, dalyvauti. Čia ne politika, čia visuomeninis judėjimas. Aš galiu vis tiek rinkėjimus perduoti, galiu pasakyti, kad vis tiek pilietinė visuomenė jinai bus, nepaisant šitų visų represijų ir minėtas judėjimas, Teisingumo aušros ir kitas. Bus, net jeigu bus uždraustas, tarkim, kaiminystės forumas, geros kaiminystės, tai pačios idėjos tai nieks neuždraus ir žmonių nieks neuždraus. Tai, aš manau, kad bus įvykių, visokių dar laukia čia. Ir iš Londono, iš Zitos vis tiek, žmogus, Zita, siunčia jums ir ištvermės, ir pačius gražiausius linkėjimus ir sako, nelabai girdisi. Čia labai įdomus teismo procesas, mano manimu, šiandien. Jisai pakankamai įdomus, kaip spektaklis, jis vertas dėmesio, aš pirkčiau bilietą į tokį teatrą. Tikrai pirkčiau, nes visai įdomus. Nu, ja. Šiandien įdomu bus, šiandien sprendimo, kaip suprantu, nebus. Tik mes nespėsime net pusę to teismo įpusėti, vertėja irgi yra žmogus. Ir jai tikrai versti taip greitai, skubiai. Tai dėkojom vertėjai už tą gerąją pertrauką, labai ačiū jums. Nes kažkaip mes pamirštam, kad šalia yra žmogus, kuriam reikia ir išgirsti, ir išversti. Tuo labiau, kad jinai davė priesaiką, tai pertraukos jau bent jau vertėjai labai būtinos. Nu jo, tai čia visą dieną mes ir sugaišime. Aš manau, kad mes šiandien niekaip nespėsim. Mes turim begalę klausimų, kadangi po pasisakymo bus klausimų laikas. Aš kiek žinau, Algirdai, jūs irgi turite mažiausiai 3 klausimus prokuroriai. Oi, daug aš turiu. Nu tai va, nes pas mane kokių 10 ir mes tikrai turim klausimų ir norim užduoti juos visus. Tai iki 4 valandos, jeigu spėsim juos užduoti, tai bus labai gerai. O kur dar tolimesnis nagrinėjamas šitos bylos pristatymas mūsų gynybos. Tai va, sakyčiau, čia reikės kokių mažiausiai 3 posėdžių. Viskas, man atrodo, mes renkamės ir baigiame transliacijas. Iki, mėly bičiuliai. Esmė tame, kad sekantis mūsų posėdis numatytas sausio 13 dieną. Ką tai reiškia, mėlieji? Tai reiškia, kad tavo šaukinys tautai susirinkta. Bandoma užkirsti kelią tarptautinės geros kaiminystės forumo aktyvui dalyvauti sausio 13 minėjime. Bet aš manau, kad tai yra nedarbo diena, gal sausio 13? Penktadienį. Tai kas čia gali būti sausio 13 per posėdis? Kažkaip pasimečiau, man atrodo, Nedarbo diena, darbo diena. Tai kaip dabar mums nedalyvauti valstybinėse iškilmėse, kuriuose aš noriu tarti žodį? Tai va čia dar kartelį suderintas veiksmas iš to, ką mes ištransliavom viešoje erdvėje, kad sausio 13 mes norime tarti žodį, bet mes būsim teisiami. Bet mes tą dieną būsim teisiami. Labai simboliškai sausio 13 tarptautinis geros kaiminystės forumas, kaip skleidžiantis tiesą, draugystę, ekonominius, kultūrinius santykius, gerus politinius santykius. Negalės dalyvauti sausio 13. Erika, 3 valandas atsakinėjai į prokurorės patikslintus klausimus. Kiek dar liko? 38? Liko, mėlėjai, visko dar liko. Viskas yra gerai, tai aš įsivaizduoju, kad dar sekantis posėdis bus vasario 16, kada mes irgi busim eliminuoti, bet žinokit, aš jau užkimau beveik. Nes pasirodo, iškalbėti 4 valandas reikia irgi turėti jėgų. Nu, tai atsisveikinu. Tai va, ačiū tiem, kas turėjo kantrybės ir dar tebeturi kantrybės būti su mumis. Sekantį teismo posėdį mes negalėsim atsivesti savo advokatės, nes jinai grįžta iš atostogų
vasario 1, bet dar į sekantį jinai tikrai mus atstovaus. Paprašysim galimybę susipažinti su bylos medžiaga. Ta proga gal reikia pasakyti, kad žmonės gali toliau rinkti aukas. Taip, nes mums reikės tos paramos, matosi, kad tas procesas tikrai yra sudėtingas, yra užsakomasis, nes... Oi, ačiū labai, jeigu jūs paimsite, būsiu labai dėkingas. Tai va tikrai nepradings. Pavargę, bet nepasiduodantis ir aš manau, kad mes pakankamai neblogai gynėme šiandien. Dėkoju visiems savo komandos nariam, Mindaugui, Kazimierui ir ypatingai dėkojam Dmitrijui, nes be jo šiandien mes nebūtume jautėsi taip stabiliai. Tai yra žmogus, kuris padarė didžiulį darbą, kad šiandien galėtume turėti argumentuotą paaiškinimą, atsakymą į kiekvieną mums pateiktų kaltinimų punktą. Nu, dar kokį trejetą tokių bylų, ne, ir tapsim profesionalais. Gintaras Jezukevičius sako, nu, jau šaunuoliai, mes nugalėsim. Tai žinoma, tai Algirdo nuotaikos geros, viskas gerai, buvo paliestas ir Algirdo kaip steigėjo klausimas, kiek supratau, tai vis tik registrų centras asmeniškai mums jokių priekaištų neturi ir jie tada viską tai paliko, kaip nuspręs valstybė. Kada jie buvo paklausti, kieno pusė jie atstovauja šiandien, ar įkurtos organizacijos, ar būtent kaltintojų, jie pasirinko kaltintojų pusę. Tai truputėlį keista, nes mes įsisteigėm pagal jų taisyklės, nieko nepažeidėm, bet yra kaip yra šiai dienai, tai procesas, kuris neturi analogų Lietuvoje ir manau, kad ir visoje Europos Sąjungoje procesas prieš tarptautinį geros kaimynystės formą, už tai, kad jie yra už gerą kaiminystę ir kad nuvykę į svetimą šalis nekelia chaoso, nekviečia daryti perversmus, o tiesiog kviečia būti žmonėmis, bendrauti, keistis informaciją, keistis muziką, literatūriniais kūriniais, tarptautinis geros kaiminystės formas sukurtas taikai ir gražiam bendradarbiavimui. Taip kad ačiū visiems. Iki kito posėdžio, kuris preliminariomis žiniomis vyks sausio 13 dieną. Kad mes negalėtume dalyvauti. Tam, kad mes negalėtume vykti. Būtent paminėjime sausio 13, o gal jis vyks labai iš ryto. Aš manau, kad mes teiksime aprašymą, kad kaip visi valstybės piliečiai norime dalyvauti šitame paminėjime, norime būti pilnaverčiais Lietuvos patriotais dalyvausiančios sausio 13 renginiuose.